Sveiki, mėlyjams Sanation žaidėjai. Taigi šiandien vakarą mes susipažinsime su gidu, kaip reikia ferminti. Taigi sveiki, Sanation žaidėjai. Taigi šiandien susipažinsime su vienu iš Sanation tutorialų, kaip reikia ferminti. Taigi visų pirma, mums reikia pasiruošti plotą. Pasiruošime plotą. Tai nėra sunku. Taigi pasirengus plotą, ko mums reikia? Mums reikia, kad visų pirma, tai mums reikia žemės. Mes turime smėlį, tai turime pasiruošti smėlį, bei reikia vandens. Pasiruoškime. Taigi, kai jau padarėme štai žemės, pademonstruosiu, kaip įvairių rūšių auginti, taip sakant, augalus. Taigi, pasimame tokį įrankį, paruošiame žemės. Pasodinam sėklas. Taip atrodo grūdų sėklas, tai yra čia daleiskim pasodinsim kokius, pumpkinus. Kaip yra sėklas gaunamas, karočią. Pumpkinus reikia biškį kitaip auginti. Taip kaip milijonus, tai parodysiu. Milijonam reikia 2 langelių. Taigi, padarom štai. Daleiskim pusę šitų pasodinam, ir pusę pumpkinų. Milijoną ir pumpkinų. O štai čia, pakeisim šiek tiek kitaip. Taigi, o kaip su reikėjimu auginti, reikia, kad būtinai būtų vandens ir štai tai pasodinti. Ir dar patarčiau, kad būtų apšviesta, nes tada naktį greičiau auga. Ir ne tik tai. Neužauga viskas labai greit, turi praeiti laiką. Palaukime, kol užaugs. Beje, galime ir paspartinti augimą tiek medžių, tiek grybų, visą kitą. Apie tai kitoje dalyje. Pirma, apie patį paprasčiausią ferminą. Taigi, bone mealą reikia. Bone mealas padaromas iš kaulų. Ką su juo mes darom? Štai porą kartų panaudojam ir užauga. Ar ne? Su garkinu neina naudot. Užauga šitas. Užauga šitam, pradeda augti sėklą. Žinoma, tai užtrunka, kai subrandina sėklą. Tai tiek apie ferminimą šiam laikui. Taigi, dar mes galime auginti kaklus. Jie auga tik tai štai tai va. Jam užtenka saulės vandens, tik turi būti tarpelis. Ir jie auga nusalės pakankamai greitai, tai kur saulėt. Dar mes galime auginti medžius, leiskim, pasodinam medį. Bet jis tada augs labai ilgai, jeigu mes pasodinsim medį. Ar ne? Bet kad užauginti jį greitai, galima panaudoti taipogi trąšos bone meal. Oplia, ir medis išauga. Ir dar toks simpatiškas eglutė. Žinoma, galime auginti ir grybus. Taigi maistas. Ir taigi parodysiu. Štai panaudojam bone mealą. Ir štai ir užauga. Užaugtų. Šitas nenori augti. Gal šitas užaugs. Vienas iš jų ir užauga. Kaip matote. Užauga. Pabandom kitą užauginti. Taigi, užauginti labai nesudėtinga jį. Tiesiog padėte grybą ir trąšų jam duodate. Auk. Kažkailis nenori aukti. Kažkodėl tai jis neauga. Galima ir žalias sodinti su bone mealu. Bet esmė ta pati kaip ir su anu grybu. Tai nesudėtingai galima auginti viską. Tad su jumis buvo moderatorius. Gerą vakarą.